Prieš pasirodymą užkulisiuose belgų dizaineris teigė, kad jo 2011-2012 metų rudens žiemos moteriškų drabužių kolekciją įkvėpė prašmatnus Ballets Russes scenos kostiumai ir ikoniškas Anglijos roko žvaigždės Davido Bowie stilius. Populiarus Bowie singlas Heroes buvo dizainerio madų šou metu skambėjusiame garso takelyje. Modeliai žingsniavo podiumu demonstruodami drabužius, kuriuose buvo derinamos netikėtos medžiagos bei raštai. Pavyzdžiui, žalios spalvos raštuota palaidinė su prabangia kailinė apykakle bei viena žvilgančia blizgučiais nusagstyta rankovė. Arba baltos ir juodos spalvos raštuotas vilnonis paltas su vienu kailiu puoštu atvartu. Blizgus raštai, ryškios spalvos, aukso spalvos brokatas ir žakartas sukėlė sprogimą ant podiumo. Aksesuarais buvo uždari juodos spalvos ir gyvatės odos rašto odiniai batai iki kulkšnių su storais platforminiais organinio stiklo kulnais bei rankinės iš odos ir kailio. Dries Van Noten yra vienas iš pirmųjų Antwerp Six kylančių Belgijos madų dizainerių grupės narių, kurie 9-ajame dešimtmetyje pelnė tarptautinę šlovę dėl savo avangardinio stiliaus kūrinių. Jo stilius yra apibūdinamas kaip poetiškas, intelektualus ir beveik visuomet pasižymi meno įkvėptais raštais bei sudėtingais siuviniais.